Sveiki, šiame video noriu pakalbėti apie multimetrą, kaip jo naudotis. Čia pradedantiesiems bus įdomu ir man pačiam įdomu, o gal kam nors ir iš jūsų informacija bus reikalinga. Nusipirkau naują multimetrą, multimetras įdomus, su viena įdomia funkcija, jo iš pavadinimo matot tai, kad jisai gali kalbėti. Tai pakankamai yra patogu, kai tu kažkur elektrodus pridedi, ar kaip čia tos gnybtus, kaip pavadinti, negnybtų, nežinau. Pataisykit komentaruose. Pridedi kažkur prie detalės ir nereikia tau akimis ieškoti multimetro ir žiūrėti, kiek jis ką rodo. Dėžutė atėjo labai paprasta, štai aš jau išpakavau multimetrą, viduj buvo patys laidukai, pakelis, instrukcija ir nuo tų gnybtų liko apsaugos detalės tokios. Nežinau, aš jų turbūt nenaudosiu, daugiau čia rodyti nėra ką. Eikim prie pačio multimetro. Štai multimetras atrodo šitaip, šitą į šoną. Kas šito prietaisas ir su kuo jisai valgomas? Pirmiausia, jisai yra skirtas pamatuoti tokius dalykus kaip įtampas, srovės, varžas, na ir panašiai. Taip pat galime aptikti įtampą laiduose. Ką dar galime padaryti? Tranzus kažkokius pamatuoti, talpas. Vienu žodžiu, kai kuriuos pačius populiariausius dalykus aš jums parodysiu, kaip jau naudotis. Taip, komplekte buvo štai šie du elektrodai, turbūt taip reikia vadintis, jie labai patogiai va štai čia įsideda. Taip pat buvo baterija. Baterija yra štai čia, po stoveliu. Čia atsisega. Atsisuka varžtelis ir yra krona 9 voltų dedasi. Va. Taip, toliau. Pradėsime nuo pat viršaus. Čia yra ekranėlis, kuris gali degti arba nedegti. Mes galime įjungti pašvietimą. Toliau yra knopkutė, kuri įjungia ekrano pašvietimą. Kitam smygtukas išjungia kalbą. Toliau yra rankenėlė, kurios pagalba mes renkamės mums reikalingą funkciją, ką matuosime įtampą, kintamą, pastovę, srovę ar praskambinsim laidus. Ir apačioje yra 4 lizdai. Vienas kom lizdas yra pastovus, jame turi būti laidas nekeičiamas, tai yra juodos spalvos. Ir raudonas laidas galime keitelioti. Paskui aš jums parodysiu, kaip galima jį pakeisti, tarkim, matuojant srovę. Jis keliaus į pirmą padėtį, o kom laidas liks vietoje. Na dabar įjungsiu, kai ką parodysiu, reiškia, paklausykim, kaip jis veikia. Already on. Atleiskit, aš nesu anglų kalbos žinovas, nesimokiau anglų kalbos, tai kaip girdžiu, taip ir tarsiu. Tai parašykit, kaip mano kalba anglų, tai būtų baisi. Toliau galime įjungti, palaikom 3 sekundės, įjungiam ekraną. Išjungiam ekraną, taip. Tuomet palaikom mygtuką kitą. Išjungiam kalbėjimą. Įjungiam kalbėjimą. Taip, dabar pasirinkime DC įtampą ir pamatuosime baterijos talpą. Taip, dabar čia bus milivoltai, dabar štai bus 2 voltai. Einu atsinešiu bateriją. Jūs palaukite. Arba paspauskite laiką, kol aš suvaikščiosiu baterijos. Nauja baterijų pakuotė. Išimsiu vieną bateriją gražiai, op, ir pamatuokim, ką jinai rodo. Taip, jeigu gnybtų sumaišysim elektrodus, ar kaip šie vadinasi, parašykit ir vėl komentaruose, visų prašau, tai rodys arba neigiamą, arba teigiamą įtampą. Taip, pridedam, net nežinau, kuris čia pliusas, kuris minusas. DC 1.620 volt. Turbūt visi puikiai girdėjot, kad sako 1,620 volto. Galim sukeisti elektrodus, turi būti su neigiamų skaičių, taip? DC -1.621 volt. Yra kažkokia tai paklaida, nesvarbu, gal nuo manęs pasikrovė. Šitaip mes galim pamatuoti baterijos įtampą. Baterija nauja ar sena. Pamatavome dabar pastovią įtampą, dabar pereikim prie kintamos įtampos. Einu pralgintuvą atsitempsiu. Dabar nustačiau multimetrą kintamą įtampą 750 voltų ir dabar mes paklausysime, kiek yra ESO tinkle
įtampa kokia yra. Aš čia va kažkur pasidėsiu šalia rozetę ir gražiai įkišiu. Būkite atidus, nenusitrenkit. AC true value 226 volt. Nu va, 226 voltai, o tinkle yra pagal standartus 230 voltų plus minus 10%. Nu, reiškia, įtampa tinkle yra normali. Kaip normali? Atitinka visas normas. Na dabar pajungsiu pralygintuvą į backupą, saulės akumuliatorių, pažiūrėsiu, kiek mano saulės elektrinė rodo, kokią rodo įtampą. Tai nieko dabar nekeitėm, tik tiesiog prisijungėme prie saulės elektrinės. Šiuo metu saulė jau neaktyvi, tai jungiame ir žiūrime, kiek elektrinė mano namuose rodo įtampą kokią. Ko čia nekalba? AC true value 225 volt. 225 voltai. Gerai, įtampas dedam į šalį, keliaujam prie sekančio dalyko. Pamatavom įtampas, kintamas ir pastovės, sekanti funkcija, NCV, įdomi funkcija. Mes galime nustatyti, ar laidas yra po įtampą ar ne. Arba laidą surasti sienoje. Na, esmė labai paprasta. Kitoje pusėje turim tą NCV, pavadinkim taip, daviklį, jutiklį ir pridedam prie laido. Ir laidas mūsų, pirmiausia reikia perjungti. Taip, kur čia jinai yra? Aš manau, kad šita, taip. Jis turėtų laidas pipsėti. Ar aš jinai dajungiu? Va čia turbūt. Palaukit, pažiūrėsiu iš arčiau. Šitos laidus patrauksiu. Elektrodai mums nereikalingi dabar. Va, štai. Reiškia, įtampa yra šitame laide ir su juo reikia elgtis atsargiai. Taip pat manau, kad jeigu būtų fazė, žiūrėkit, laidas būtų po fazė, mes galėtume nustatyti, kuris laidas yra po faze. Nu, sakykime taip, naudinga funkcija, taip pat galime laidų ieškoti kažkur po tinku, kai gręšim kažkokias skylės. Na, dabar sekanti funkcija tai yra labai paprasta, primityvi, tai yra, kai norim patikrinti kažkokį tai daiktą, ar jisai veikiantis ar neveikiantis, einu atnešiu kokį nors, pavyzdžiui, saugiklį patikrinti. Tai turiu tokį saugikliuką. Aš žinau, kad jis yra sudegęs, mes jo negalėsim patikrinti, bet patį principą. Tiksliau, mes galime jį patikrinti, bet jis neturi veikti. Matot, aš pridedu iš dviejų kraštų ir tas saugiklis neveikia. Suliečiu du laidus, kontaktus, suliečiu du gnybtus, šitos pavadinkim taip, elektrodus. Aš nežinau iš tikrųjų, kaip jie vadinasi, kadangi esu irgi hobistas. Va. Ir matome, kad jie veikia. Tai turbūt liko vienintelė paskutinė funkcija, įdomi, kuri turbūt visiems naudinga bus, bet įsikiai spėju, prie šitos funkcijos turit labai atsargus būti, nes mums reikia pajungti po įtampą mūsų multimetrą ir šitą kraštinį laidą būtent reikės permesti štai va į pirmą padėtį, kur 10 amperų galima pamatuoti srovę. Gerai, tuoj aš pasidarysiu nedidelį poligoną čia ant stalo ir mes su jumis pamatuosime sroves. Na, paskutinis bandymas šiandien. Matuosime pirmiausiai vieną lemputę, pamatuosim, kiek rodys amperų. Tai gnybtą perkėliau arba elektrodą, nežinau kaip vadinasi. Dar kartą prašau parašykite man kaip ekspertui, nemokšai, ekspertas nemokša, perkėliau į pirmą lizdą. Čia yra 10 amperų, lizdas matuoti sroviai ir padėtį palikau 10 amperų srovę. Ir tada, čia kol kas viskas yra išjungta, už tai drąsiai išimu. Įkirpau, čia buvo įkirptas iš tikrųjų laidas, pralygintuvas. Aš tiesiog nuvyniojau izoliaciją ir nuosekliai jungiau į grandinę multimetrą. Prie gnybtų tiesiog privyniojau su izoliacija laidus, prijungiau ir laikinai čia sukolchozinau. Gerai, dabar ką mes darysime, tai pradėsime turbūt
Pas mane yra plytelė, kuri reguliuoja, galima keisti galingumą, tai 200, 800 vatų ir 400 vatų. Bet pradėkime nuo lemputės. Tai ką aš darau dabar? Reiškia, pasiemu pralygintuvą ir į kitą galą prijungsiu lemputę. Kol kas laida šitą plytelės sovietinės į šoną, įjungiu lemputę, pažiūrėsim, kiek pasakys vatų. Padedu ant stalo, čia trumpam. Ir ką, jungiu į rozetę. Gal nieks nesprogs, ne? AC true value 0.08 ampere. Turbūt girdėjot 0,08 ampero. Tai pakankamai maža srovė. Dabar atjungiu. Lemputę dedu čia kažkur į šoną. Taip, toliau jungiame šakutę su pralygintuvu. Tiksliau, su pralygintuvą jungiam plytelę ir plytelę jungiu į elektros pralygintuvą. Taip, tyla. Ir dabar pasuksiu, einu elektros plytelę, pasuksiu. Taip, 200 vatų. AC true value 0.87 ampere. Girdėjot ir matėt. Dabar 400 vatų. AC true value 1.78 ampere. 1,78, beveik 2 amperai ir 800 vatų turėtų būti 2 su kapeikom. AC true value 3.52 ampere. O, tai apsiskaičiavau 3 teisingai. Tai čia gal ne 800. Nežinau, kiek tiksliai tas prietaisas rodo, bet čia turbūt neturi įtakos. Dabar išjungiu plytelę ir dar kartą greitai pereinam. Pirma padidėtis. True value 0.89 ampere. Paklaida jau. Dar kartą. AC true value 1.75 ampere. Nu, panašiai. Ir paskutinė. AC true value 3.45 ampere. Nu, virš 3 amperų, beveik 3,5 ampero. Ir išjungiam. Tai ką, šiam kartu turbūt tiek. Turime mes multimetrą, kuriuo galim matuoti kintamą, pastovią įtampą, patikrinti baterijas, patikrinti lemputės, pamatuoti srovę. Taip pat surasti kažkur tai paslėptą fazę. Arba ar laidas yra po įtampą, kaip sakoma. Tai ką, šiandieną sakau visiems ačiū. Ačiū, kad žiūrėjote. Likite sveiki. Dar kartą pasakau, nedarykite to, jeigu nesuprantate, ką darote, tai yra pavojinga. Geriau tai daryti su mažom įtampom iki 12 voltų. Kadangi aš jau save skaitau trupučiuką jau trečiokų kokių iš 12 elektros srityje, tai aš atsakau, bet tie, kurie nesuprantat, ką darot, tai geriau to ir nedarykit. Ir nematuokit, ir nelyskit, prietaisas yra naudingas, bet jeigu nemokat juo elgtis, tai galite turėti problemų. Viskas. Ties šitą natą baigiu, likite sveiki, laukit naujų vaizdo įrašų.